Labą dieną. Šiandien turim 139 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie karo frontus 1914–1917 metais. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie modernių ginklų panaudojimą. Taigi prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, abi galingiausios jūrų valstybės, tai yra Anglija ir Vokietija, stengėsi sutriuškinti priešininkų karo laivyną. Šioje kovoje anglai visą laiką buvo pranašesni. 1915 metais pavasarį anglų karinis jūrų laivynas kontroliavo jūrų kelius ir sąsiaurius. Vokiečiai patyrė keletą nesėkmių, vengė išplaukti iš savo uostų. Matydami, kad nepajėgs įveikti anglų atvirame mūšyje, vokiečių admirolai patarė imperatoriui Vilhelmui II pradėti povandeninių laivų karą. Vokiečiai tikėjosi, kad be įspėjimo skandinant prekybinius anglų laivus, Anglija bus atkirsta nuo jos kolonijų ir žaliavų šaltinių. Panašią blokadą prieš Vokietiją vykdė ir Anglija. 1915 metais gegužės mėnesį vokiečių karinis laivas atakavo ir nuskandino keleivinį laivą. Tarp nuskendusių 1198 keleivių buvo 128 amerikiečiai. JAV prezidentas Woodrow Wilsonas įspėjo Vokietiją, kad tai yra išpuolis prieš Ameriką. Nepaisydami įspėjimų, 1917 metais vokiečiai sustiprino povandeninių laivų karą prieš Antantės šalis. Pranešusi, kad tai kelia grėsmę Amerikos interesams, JAV 1917 metais balandžio mėnesį paskelbė karą Vokietijai. Nuo pat karo pradžios kariaujančios pusės panaudojo dar vieną naują karo priemonę, tai yra lėktuvus. Iš jų priešo pozicijos buvo apmėtomos bombomis arba apšaudomos iš kulkosvaidžių. 1916 metais vasarą fronto mūšiuose išryškėjo anglų ir prancūzų karinių oro pajėgų pranašumas. Prasidėjus poziciniam karui vakaruose, pirmą kartą karo istorijoje buvo panaudotas dujų ginklas. Dešimtis tūkstančių kareivių vakarų fronte žūdavo nuo dujų. Buvo nemažai atvejų, kai nuo dujų žūdavo ir savi kareiviai, nes pasikeitus vėjo krypčiai, dujos buvo nupučiamos į savus apkasus. Tik aprūpinus visus kareivius dujokaukėmis, dujų panaudojimo reikšmė sumažėjo. Anglai panaudojo dar vieną naują karo priemonę, tai yra tankus. Jų pagalba sąjungininkai ne kartą pralaužė fronto liniją. Apie vidaus politiką kariaujančiose šalyse. Pirmajam pasauliniam karui prasidėjus, kariaujančių valstybių vyriausybės ėmė reglamentuoti ekonomiką ir riboti piliečių laisvę bei jų teises. 1914 metais paskelbus karą,
šalis užliejo patriotizmo banga. Net opozicinės partijos pritarė vyriausybėms. Taip visą valdymą jos galėjo sukoncentruoti savo rankose. Caras Nikolajus II 1915 metais kabutėse suspendavo dūmos veiklą. Rusijos likimą sprendė tik caras, jo šeima ir patarėjai. Vokietijoje ir Austrijoje-Vengrijoje parlamentų vaidmuo vyriausybėse sustiprinant kariškių pozicijas buvo taip pat apribotas. Priimant sprendimus lemiamas žodis buvo generolų. Jų įsakymai buvo viršesni už vietinės valdžios organus. Visi ištekliai ir resursai buvo skirti tik frontui. Kartu pradėta riboti piliečių laisvės. Darbininkams draudžiama streikuoti, įvesta griežta darbo kontrolė. Visose kariaujančiose šalyse buvo išleisti specialūs įstatymai, kuriais buvo leista suimti bet kurį žmogų, įtariamą veikusi prieš šalies interesus. Spaudai buvo įvesta griežta cenzūra. Laisvą žodį pakeitė karo propaganda, kuria buvo norima įtikinti piliečius būsimą pergalę. Tačiau po kelerių karo metų, nežiūrint visų šių priemonių, piliečiai suvokė, kokią žalą padarė karas. Visose šalyse prasidėjo demonstracijos, neramumai, o kai kuriuose ir revoliucijos. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie modernių ginklų panaudojimą. Kokie nauji kovos būdai buvo pradėti naudoti Pirmajame pasauliniame kare? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie vidaus politiką kariaujančiose šalyse. Kaip pasikeitė kariaujančių šalių vidaus politika? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.